Rytas. Kraunamės ir lekiam. Ir jo. Gali būt klausimas, ką man ta palapinė ant moco. Ne šiandien sezono atidarimas Airijoje. Visi susirenka, pravaro kolona iki vieno taško ant kalno. Ten vaizdas geras, šašlai, draugai, seni, nauji, klasika. Bet aš biškį kitą planą turiu. Po viso šito ne namo važiuosim. Su žmona leksim atsidaryti ir palapinių sezoną. Judam link susitikimo vietos. Oras kol kas geras, keliai dar tušti, viskas kaip priklauso. Atvažiuosi anksčiau, kol dar nieko nevyksta. Nes paskui bus per vėlu, viskas susipildys per greit. Geriau pagautą momentą prieš visą judesį. Renkasi emocijai po truputį įvairūs. Nėra taip, kad vieni dominuotų ir visi važiuotų vienodų stilių. Čia to ne kokia paroda su vienos markės fanatikais. Airijoje gyvenantis baikeriai, jie tokie. Važiuoja tuo, kas jiems patinka. Vienas ant čioperio, kitas ant sportinio, trečias ant seno gero cruiserio. Ir žinai, kas geriausia? Visi renkasi iš visų Airijos kampų. Vieni atvažiuoja mažom grupelėm, o kai kurie vieniši vilkai. Atpuškuoja solo, bet po 5 minučių jau stovi su visais. Juokiasi, spaudžia rankas ir dalinasi istorijom. Atmosfera tiesiog nereali. Visi atsipalaidavę, visi linksmi, visi ant tos pačios bangos. Benzino kvapas ore, variklių burzgimas fone. Ir tas jausmas, kad čia susirinko žmonės, kurie supranta tą patį velniškai gerą jausmą – važiuoti. Ir kaip visur pas baikerius, tradicijos yra tradicijos. Po truputį pradeda formuotis kolona. Vienas užveda mocą, kitas, trečias. Ir po velnių tas garsas pradeda riedėti per visą aikštelę kaip perkūnija. Ir visa ta plieninė gauja pajuda link tūso vietos. No regrets and no
Na štai, atvažiavom. Čia vieta už Carlingfordą. Kalnas vadinasi Kūliai. Prie gero oro vaizdas čia nurauna stogą. Matai kalnus, jūrą. Viskas kaip ant lėkštutės. Bet šiandien Airija vėl jungia savo klasiką. Debesys, rūkas. Ir vaizdo praktiškai nulis. Bet tokiuose mytuose vaizdas išvis dzin. Čia esmė, vaibas. Privažiavę chebros iš visų salos pakampių. Vienoje pusėje karkia čioperiai, kitoje andurkės, ten toliau britvos blizga. Vieni dar trina bazarą apie kelius ir posūkius, kiti jau eiliai prie šašlų seilę varvina. Ir va čia turbūt tas kabliukas, dėl kurio chebra ir grįžta į tokius susibūrimus. Ne dėl kažkokio show off, ne dėl to, kad pasirodyt, o dėl viso šito reikalo aplink. Ir po velnių. Čia nereikia nedaug kalbėti. Pirmą kartą matai snukį, o po 5 minučių jau pūti dūmą ir pjauni apie nuleistas padangas, tepalus ir tą nesibaigiantį Airijos myžimą iš dangaus. Vienas pasakoja, kaip pusę nakties grandinę keitė. Kitas jau zarazą dūsauja, kad kitam sezonui ims litrinį žvėrį. Ir čia visi kažkaip savi. Nesvarbu, ką vairuoji. Nesvarbu, ar tavo aparatas ką tik iš salono, ar surūdijęs ir matęs daugiau purvo nei asfaltą. Svarbu, kad subinė ant sėdynės, o ranka suka gazą. O kvapai čia iš vis atskira tema. Iš vienos pusės neša benzu ir tepalais, iš kitos degančia mėsa. Ir blemba. Šitas miksas veikia geriau nei bet kokie kvepalai. Eilės prie maisto ilgas, bet niekas nemyža į batą. Visi atsipūtė. Vienas žvengia, kitas prie kepsninės prakaituoja, dar kažkas fotkinasi prie geležies. Toks teisingas, paprastas tūsas tarp savų. Ir turbūt dėl tokių dienų visas tas važinėjimas ir kabina. Ne tik dėl to prakeikto asfalto, ne tik dėl greičio, o dėl visos šitos nesąmonės aplink. Dėl žmonių, dėl istorijų, dėl to jausmo, kai stovėdama šlapės ant kažkokio Airijos kalno rūke, supranti, blin, aš esu ten, kur ir turiu būti. Nu ką, pasitrynėm, parūkėm, bet laikas judėt. Palapinė ant uodegos ne dėl grožio pririšta. Minam toliau, link kempingo, link dar vieno vakaro ant rato. Laukia dar keli neblogi posūkiai šitoj saloj, bet čia jau kitoj serijai. Tai jei video užkabino, žino tą visą YouTube magiją. Kalkit like, prenumeruokit kanalą, brūkštelkit ką nors į komentarus.